Jeigu darbuotojas neatvyksta į darbą, pavėluoja ar išeina iš darbo anksčiau nei numatyta grafike, šiuos nuokrypius galite pažymėti fakto skiltyje. Kodėl svarbu pažymėti nedarbo valandas? Jų nesuvedus, mėnesio gale išdirbtų valandų skaičius prilygs suplanuotoms valandoms. Tai yra, būtų traktuojama, jog darbuotojas faktiškai atidirbo visas jam suplanuotas valandas. Fakto skiltyje reikiamoje dienoje atidarykite neatvykusio darbuotojo faktinio įrašo redagavimo langą. Jeigu darbuotojas neatvyko į darbą visai, fakto įraše pasirinkite neatvyko. Išskleiskite neatvykimo priežasčių sąrašą ir pasirinkite tinkamiausią. Išsaugokite pakeitimus. Fakto įrašo eilutėje atvaizduojama darbuotojo neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas į darbą atvyko, sakykime, 3 valandomis vėliau ir jūs nenorite, kad šias valandas įtrauktų į darbą, tą galima pažymėti faktinėme įraše. Reikiamoje eilutėje pridėkite naują laiką, nuo kurio darbuotojas pradėjo dirbti. Kairėje pusėje yra 3 mygtukai, kurie žymi darbo, pertraukos ir nedarbo laiko intervalus. Pasirinkite nedarbo priežastį. Kadangi darbuotojas pavėlavo 3 valandas, darbą pradės tik nuo 11 valandos. Nepamirškite pokyčių išsaugoti. Faktinio darbo ir suplanuotos pamainos valandų skirtumas matomas iš karto, tai yra geltonai paryškinamas valandų skirtumas. Analogiškai galima užpildyti ir darbuotojo ankstyvą išvykimą iš darbo. Fakto skiltyje paspauskite ant pamainos, kurios faktą redaguosite. Pasirinkite pridėti naują laiką. Naujos eilutės kairėje pusėje pažymėkite nedarbą. Nustatykite laiką, nuo kada darbuotojas nebebuvo darbe. Nurodykite, dėl kokios nedarbo priežasties darbuotojas turėjo išvykti iš darbo. Jeigu yra nereikalingų eilučių, jas ištrinkite. Faktiniam įrašui taip pat galite pridėti komentarą ar pakeisti faktinio įrašo spalvą, kad vizualiai pamainą būtų lengva atskirti nuo įprastų. Nepamirškite išsaugoti pakeitimų. Fakto įrašo eilutėje pamatysite jūsų įvestą komentarą. Jeigu darbuotojas viduryje pamainos turi išvykti iš darbo, tačiau vėliau sugrįš, tokį nedarbą taip pat galima užpildyti Opta sistemoje. Pridėkite naują laiką. Pažymėkite nedarbą, nurodykite darbuotojo išvykimo laiką. Taip pat pasirinkite reikiamą nedarbo priežastį. Pridėkite dar vieną laiką. Nurodykite, kada darbuotojas sugrįžo į darbą. Ekrane eilutės yra paryškinamos raudonai, kadangi fiksuojamas neteisingas duomenų užpildymas. Tai yra, darbuotojas atvyko į darbą po jam skirtos pertraukos. Kadangi tuo metu jo darbe nebuvo, šias eilutės tiesiog ištrinkite. Pokyčius išsaugokite. Norint pamatyti įvestą informaciją grafikos skiltyje, visų pirma įsitikinkite, kad įjungtas nustatymas faktiniai pamainų įrašai. Pamainos, į kurias darbuotojas neatvyko visai, žymimos X simboliu. Paspaudę ant faktinių įrašų galite peržiūrėti informaciją detaliau, kada darbuotojas turėjo pradėti darbą, dėl kokių priežasčių neatvyko, taip pat komentarą, jeigu jis yra įvestas. Jei darbuotojas pamainos metu nedirbo kelias valandas, faktinio įrašo laikas atvaizduojamas tuo laiku, kada jis faktiškai pradėjo ir pabaigė darbą.